Perimtas kamuolys, perdavimas į priekį ir Papadija krauna kamuolį iš viršaus. O čia Tony Bishopas, koks dėjimas iš viršaus. Ir blokuoja varžovo metimo Tomas Černeckis. O dabar Tonis Bishopas dar kartą deda iš viršaus. Perima kamuolį Kytis Rutavičius, tai yra 2 taškai, pataiko dabar Mindaugas Kirčiūnas. Suikis, jo perdavimas to nelaukusiam Tairelui Diksui, žalgiriečiai bėga į greitą puolimą ir Mindaugas Kuzminskas kala kamuolį iš viršaus. Na dabar gražus komandinis žaidimas. Gražus perdavimas Deicui ir šis vos nesulaužo žalgirio krepšio, galingas dėjimas iš viršaus, 60. Dabar Jusas perima kamuolį ir kaip gražiai pabandė užbaigti ataką Pieno žvaigždės. Prieš tokį apsiginti sudėtys, o čia Geitsas kala kamuolį iš viršaus. Ir smaginasi Jensi Geitsas, atsivinkite šį aukštaūgį. Taškų reikėjo labai ilgai. Papadičiaus užtikrintas perdavimas Futui, Futas kala kamuolį iš viršaus. Prarastas kamuolys, šansas žalgiriečiams, 2 prieš nei vieno varžovo. Kšištofas Lavrinovičius kala kamuolį iš viršaus, smaginasi tiesiog žaidimu Kauno ekipos krepšininkai. Kamuolį nusima Belevičius, tačiau jį perima Kšištofas Lavrinovičius. Jo rezultatyvus perdavimas Mindaugui Kuzminskui ir turbūt koks 6. žalgirio dėjimas iš viršaus. Labai sudėtingas dabar buvo šis Pauliaus Dambrausko metimas. Liškis nieko nelaukęs iš toli. 3 taškai ir pražanga. 5-4. Morkeliūnas atmeta kamuolį Matulį. Matulis 2 taškai, baigėsi pirmoji šių rungtynių pusė. Gazdauskas pats viską bando užbaigti. Čia Petrukonis. Dabar klaida. Kisielius iš viršaus. Dabar jau Gazdauskas daug klaidinamų judesių ir be pražangos. Be pražangos dabar žaidžia Sakalai. Kaip dabar nepataiko iš po krepšio. Greitos kontratakos metu Mantas Mockevičius ir iš karto efektingas epizodas kitoje aikštės pusėje. Kala kamuolį iš viršaus Alejub stiliumi pagavęs į Laurinas Mikalauskas. Mockevičius perima kamuolį ir štai taip. Wow! Ai! Gražu. Oi! Gražu, Šarakauskas dėjimas iš viršaus viena ranka. Kokį metimą dabar pataiko, mindamas tritaškio liniją, krisdamas iš aikštės ribų, tačiau taikliai krepšį atakuodamas Marius Runkauskas. Čia bus gražu, Barinovas dėjimas iš viršaus. 98-67 ir panašu, kad tuoj galėsiu Klaipėdos komandos ir galiu sveikinti su pirmoju 100 šio sezono.